Sveiki. Šiandien norėčiau pasigilinti į vieną, mano manimo, tikrai įdomią tendenciją sporto pasaulyje. Ilgus metus, dešimtmečius, sporto medicina, reabilitacija, viskas sukosi aplink, kūną. Taip, jeigu kažkas lūžo, plyšo ar raumuo ar sausgyslė, tai tą ir tvarkėm. Ir atrodo visiškai logiška tiesa, taisom tai, kas akivaizdžiai pažeista. Būtent. Vėliau, aišku, viskas tapo sudėtingiau, atsirado individualus požiūris, specialistų komandos, fiziologijos niuansai. Tai buvo gilinamas į detalės, bet nepaisant visų tų pastangų, visų inovacijų, liko toks, sakyčiau, klaustukas. Koks? Kodėl traumos taip dažnai kartojasi? Atrodo, sportininkas pasveiko, testai geri, bet vėl trauma. Ir statistika, tiesą sakant, nelabai keitėsi. Va čia ir įdomumas. Tarsi ieškojom ne ten, ar ne? Naujausi duomenys, ką mes ir nagrinėsim, rodo, kad atsakymas gali slypėti kitur. Kalbam apie tikrą, sakyčiau, poslinkį. Neurorehabilitacijos eros pradžia. Tikrai taip. Pasaulio lyderiai sporto medicinoje keičia kryptį. Ir tas dėmesys dabar krypsta į smegenis. O kodėl būtent smegenis? Kas čia tas esminis dalykas? Esmė ta, kad smegenys yra absoliutus valdymo centras. Kiekvienas judesys, kiekviena koordinacija, kaip paskirstomos apkrovos kūnui, viskas ateina iš čia. Ir pagaliau suvokta, kad tikras atsigavimas po traumos neįmanomas, kol neatkurtas tas pagrindinis kompiuteris, kol smegenys vėl neišmoksta tiksliai valdyti judesių. Tai reabilitacijos tikslas dabar pirmiausia smegenų funkcijos. Būtent, pirmiausia jos. Vadinasi, net jei fiziniai testai rodo, raumuo stiprus, koja lankstosi gerai, tai dar nereiškia, kad galima grįžti į aikštelę. Čia ta paslėpta rizika, apie kurią kalbama. Tiksliai. Ir čia, man atrodo, slypi didžiausia problema, kurią anksčiau tiesiog pražiūrėdavom. Įsivaizduokim, kūno struktūra, kaulas raumuo, sugijo. Bet smegenys. Jos vis dar atsimena tą traumą. Ir bando saugoti tą vietą. Taip. Ir jos subtiliai, kartais net mums nepastebimai, keičia judesio modelį. Gal mikroskopiškai, bet keičia. Ir kas tada? O tada krūviai kūne pasiskirsto netolygiai. Viena kūno dalis gauna per daug, kita per mažai. Ir jeigu smegenys neatkūrė to preciziško valdymo algoritmo, tai keliasi pakartotinė trauma. Tiesus kelias. Ir dažnai tos pakartotinės traumos būna dar sudėtingesnės. Taip rodo ir tyrimai. Tai iš esmės keičia visą supratimą apie priežastį ir pasekmę, ar ne? Nebe silpnas raumuo yra pagrindinė bėda po reabilitacijos, o netikslus smegenų darbas. Taip, netikslus valdymas, kuris ir veda prie tų problemų. Dabar aiškiau, kodėl seni metodai kartais neduodavo ilgalaikio efekto. O kaip tai veikia praktikoje? Ar šis supratimas jau taikomas? Oi, tikrai taip. Profesionalų sporte tai jau tampa, sakyčiau, prioritetu. Smegenų ir kūno sąveikos treniruojamas. Neuroreabilitacija dažnai tampa pirmuoju žingsniu grįžtant, o ne kažkur pabaigoje. Šaltiniuose minimos ir technologijos. Virtuali realybė, VR, papildyta realybė, AR, net smegenų bangomis valdomos treniruotės. Kaip jos padeda? Čia jau nebe ateitis ši dabartis elitinėme sporte. Pavyzdžiui, VR. Sportininkas gali saugioje aplinkoje atlikti sudėtingus judesius, imituoti varžybas. Be fizinės rizikos pažeistai vietai. Tiksliai. Taip treniruojami reikiami neuroniniai takai smegenyse. Ar gali projektuoti, vizualias užuominas realioje aplinkoje. Padeda mokytis teisingo judesio. Visa tai leidžia labai tiksliai stimuliuoti ir lavinti būtent tas smegenų sritis, kurios atsakingos už judesių kontrolę, reakciją, koordinaciją. Skamba, labai įdomiai. Atrodo, sportininko pasiruošimas ateityje gali atrodyti visai kitaip. Prognozuojama net, kad treniruotės primins ne tik fizinį krūvį, bet ir, sąmoningumo praktikas, koncentraciją. Logiška, nes visas dėmesys į valdymo centrą. Jei reiktų viską apibendrinti vienu sakiniu, sporto medicina ir reabilitacija tiesiog išgyvena rimtą požiūrio pasikeitimą. Nuo kūno remonto pereinama prie smegenų funkcijos optimizavimą. Ir čia tas raktas į tvarę sportinę formą ir traumų prevenciją. Tikrai taip. Ir pabaigai, tokia mintis pamastymui, kuri kilo skaitant vieną pastabą šaltinyje apie nervų sistemos hierarchiją.
kad aukštesnioji sistema smegenis valdo žemesnėje – kūną. Net virkščiai. Ir tai kelia tokį, sakyčiau, fundamentalų klausimą. Jeigu mes pripažįstam tas smegenų viršenybės, sporte ir reabilitacijoje, ar šis supratimas neturėtų plačiau keisti mūsų požiūrių apskritai? Ta prasme, ne tik sporte. Būtent. Ar mes pakankamai dėmesio skiriame savo valdymo centrui, kasdieninėme gyvenime, sveikatoje, mokantis, net paprastoje fizinėje veikloje? Galbūt per dažnai pradedam ne nuo ten, kur iš tikrųjų slypi kontrolė?